Antras Ducato 22 metų. Cypia generatoriaus dirželis. Tai gali būti, jeigu norim pakeisti, reikia nusimti apsaugą, nusimti ratą, galbūt, reikia nusimti, nes čia patogiau prieiti. Bet dažnai būna, jį galima tik patempt, tai šičia yra kondicionieriaus diržas ir jis tempiasi čia, tai nuėmus ten tą plastikinę apsaugą, kur va čia turi nuėmęs. O jeigu tik patempt reikėtų, tai nereikia nieko čia nusiimt, reikia tik su donkratu pasikelt kemperį, palyst po juo. Tada palindant su savim pasiimt pusinę šeimų 13 galvutę. Na ir dar tavo tokia teršlė. Šitas bus, kad iš galo atveržti. Tenais veržliai yra taškiniu būdu privirinta, tai tik tai iš galo generatoriaus užsidedam šitą, atsileidžiam ir tada veržiant diržas tempiasi. Štai čia išmetėjo vamzdis, turbina. Generatorius stovi šičia. Užsikišam čia už galo, o tenais aišku nesimatys. Čia yra tempimo varžtas, jį prisukant dirželis prisitempia, o atsukant atsileidžia. Tenais paimam, užsidedam ir atsileidžiam varžtą, šitoj pusė veržlė yra taškiniu būdu privirinta. Labai paprasta, ir pasitempiam kiek reikia. Ir nustoja cypti. Gal tik pasižiūrėti tempimą. Tempimo stiprumą iš vidaus ten nelabai patogu, truputį galima pasižiūrėti. Bet jeigu mes ateinam čia jau, kaip keitimui, tai va, čia dirželis, turėtų būti gerai. Užsikuriame. Dar kol kas necypia, duodam apkrovimą. Čia akumuliatorius pasėdęs, tai 15 amperų apkrova eina. Du akumuliatorius krauna, šitas generatorius yra 150 amperų galingumo. Manau, kad laikys, jeigu ne, pasikeisiu. Bet patempti tikrai nesudėtinga. Tai va, kad kitą kartą prisiminčiau, nes po kurio laiko vėl pasimiršta ir galvoju, kaip čia, kas čia ir vėl viskas iš naujo.